can't stand to be another night here. I watch you take your clothes off 100 times too many. I watched you turn that light out, and I feel the weight of you lie beside me. We lie here in the dark, our blue faces in the dark. This is how they do you. If you're into me by you here, all these things that you've given me, I wanna take them, throw them away. All these things that you've given me. Taip, dabar mes važiuojam laikyti Edgaro bandomo egzamino. Bandomas egzaminas trunka 40 minučių. Per 40 minučių tu turi gauti minimaliai bent vieną kontaktą. Ir tokį kontaktą, kad jinai išeitų su tavimi į pasimatymą. Jeigu gauni tą vieną kontaktą, tai rašau 50%, jeigu gauni 2 per tą laiko kontaktus, rašau 100. O dabar, pavyzdžiui, už ką tas 50. Tai moteris, ta prasme, aš vertinu, kiek jinai tave investavo pažinti, kiek jinai taimi susidomėjo. Aš tai jaučiu, aš galėsiu grinai logiškai paaiškinti, kodėl jinai eitų pasimatymas tam ir kodėl neeitų, tim kaip paskirt procentų. Tai svarbiausia, kad ištrauktum ją į tą pasimatymą. Ir viskas, ir tiek. Gali eit kalbint, kai yra 2, išsirinkti iš jų patinkančią, gali kalbint, kai yra po 1, visiškai nesvarbu. Laikas praktiškai nesikeičia. Blogiausia atveju, jeigu nėra žmonių, gali keisti vietą, sakyti, važiuojam į centrą. Tada laikas sustabdomas, laikas pratęsimas vėl pradedant naujoje vietoje. Ir viskas, ir po to egzamino aš sakysiu, ką gerai padarai, ką blogai, kad turi to jau pasiruoštam tikram egzaminui. Tai tiek, gal turiu kokių klausimų? Ne, viskas gerai. Aišku. Tai va. Iki. Grįžtam po egzamino, nieko neišlaikiau, nei vieno numerio negavau, nieko nepavyko padaryti. Rezume koks, pradžiai, ėjau ten, nežinau kiek tenais, žinau vieną atsimenu atvejį, kad tiesiog pamačiau lyg ir neblogai atrodančias, tik žinau, kad ten pirko valgyti kažką, tai galvoju, luktelsiu, kol išeis. Kol nusipirks, paseksiu iki stalo, atsisėsiu, tai jau prieėjau, o ten pasirodo buvo dukra su mama, netikėta situacija, bet viskas lyg vyko sklandžiai, paskui iki kažkurio momento, paskui ten jau vos numerį buvo vos negavęs, paskui pradėjo turbūt testuoti labai daug, ten daug klausimų įvairiausių pradėjo klausinėti visokių nesąmoningų. Galiausiai Arnas priejo, tiesiog pasakė, kad eiti reikia geriau kitur, negaiš laiko. Tai po to taip, kai tas nepavyko, jau nelabai mačiau ką imti pradžiai. Paskui kelis kartus dar kažką bandžiau pakalbinti. Nelabai turbūt
nepavyko ten to pokalbio tęsti normaliai į tikslą. Ir galiausiai dar vieną pamačiau, žiūrėjau, jo labai gerai atrodo. Sustabdžiau, ta prasme, pradėjau kalbėti pasaulyje. Nothing but fortune and fame is the king of this pyramid game, and in his eyes I see. Sveiki. Tai važiuojam į egzaminą. I've walked for miles in your eastern town. I can't stand it here, so don't shut me down. I thought I might find you, might try to explain that we've been the victims and we cannot be to blame. We won't get any Po egzamino money. gerai, aš tave sveikinu, tu išlaikė egzaminą, aš tik vėliau pasakysiu, kiek čia procentų yra. Ir tu labai nusipelnėjai iš tikrųjų tos rankos paspaudimų ir gero žodžio. Dabar pradėsime mes nuo pirmos merginos, tai yra prie Maximus, kuri buvo. Kaip ir tu pats paaiškinai, dėl ko ją pasirinkai, tai netgi mes filmavom tą egzaminą, ką tai reiškia, tai yra sunkiau iš tikrųjų. Tai tu pasirinkai Aš pats Maximai filmavau. kalbint, leis pašnekėti. Pasirinkai Maximai kalbint, išblaškai, supranti, negali tai žmonių pertraukti. Edgaro, įda šitą, pertraukai. Tvarkoj. Žodžiu, Maximai pasirinkai dėl to, kad jinai buvo plačioje erdvėje ir garantuotai manęs nepamatys. Tai irgi labai gerai sumastėjai, sugalvota gerai. Buvo labai geras užkalbinimas, pamačiau tave, lygtais iš pradžių biškinai taip šaltai atsakė, bet greitai tu pagavai jo susidomėjimą. Man tas patiko. Ir jinai netgi turėjo vaikiną, bet tu sugebėjai ir ją ir pralinksminti, ir prajuokinti apie aprangą. Ir netgi ant galų paėmė kontaktus, jinai buvo sudomys ir netgi labai atidžiai jinai diktavo tau telefono numerį, kad tu susitiktų su tavimi. Ir už šitą dalyką aš tau rašau 50%. Tikrai, žinai, gerai padaryta buvo viskas. Toliau. Dėl ko aš tą 50 rašau? Šiaip aš rašau, kaip būn ten labai gražiai, už ką buvo tikrai pakankamai graži ta mergina, toks moteris balsas plautojant, taip kojas gražiai praskyti ir taip jau kekčiškai diktavo tą gerai, žinai, telefono numerį. Super. Toliau, koks buvo sekantis priėjimas, kur ten buvo rezultatai? Tai labai gražios panos. Tai pačio Maximui? Jo, prie Maximus buvo, kur Panevėžietis. Jo, iš Panevėžietis. Tai vėl turi vaikiną. Vėl tau užkalbinimas labai gerai tiko. Ten aš dabar nepamenu, bet labai gerai reagavo.
puikiai viską sudėliojai, žodžius pasakyti. Ten, aišku, biški tą paską istoriją ant Gedimino pilies matys, gal į temą nelabai ten, žinai, bet anyway vis tiek tau nesakau. Išveido mačiau. Jo, tas svarbiausia, kad tu jau ir stebi dabar tą kūnų kalbą ir jauti tas moteris. Ir priimi atitinkamus sprendimus. Nes ne viskas, kas knygoje rašoma, tinka tais momentais, reikia atrinkti, turi tau kompas galvoti. Tai netgi jinai, iš pradžių nenori tą šūkių pamokas, maždaug ten taip, bet Edgaras sugebėjo ją įtikinti, kaip matėt, kad jinai net po to laisvai ryžusi užrašyti telefono numerį. Aišku, jinai nepažadikas tik, bet iš esmės tas visas tavo įtikinėjimas, visas tas įėjimas, tas nenuleidimas rankų, tiesiog labai gražu buvo, tu sakau, esi nusipelnęs, kad šitas tau egzaminas būtų skaitytas ir aukštų pažymių. Nes patikė ten, kai tiek žmonių ir dar mes filmuojam, padaryti tiek, kiek Edgaras padarė, tai tikrai reikia mokėti ir mokymuose būdavo ir daryti charakterį, žodžiu. Tai už tą moterį tau rašau 40%, tai turi 90%, nes vėlgi tai tu sugebėjai ją iki tiek sudomint, kad numerį paimti iš jos. Tebu niekai ten nesutiks, bet tas visas laimės, tai po to iš tikrųjų sekė labai didžiulis tavo aukštas pasitikėjimas savimi, kai tu tuo pasitikėjimu savimi rovei merginą su vaikinu. Ir vaikinas realiai tavo pasitikėjimo savimi ir galbūt turimų didesnių pinigų, kaip jis kompleksuoja dėl to, kad jis pinigų neturi, o tu esi gražiai apsirengęs, pas tave tikrai 20 minutų yra, ne problema, žinai. Ir jisai iš tikrųjų pamatė, kad tu esi geresnis už jį. Ir jisai išsigando ir nenori, o mergina... Ir iš viso, man vien, kad tu užkalbina, kad tu taip sugebėjai, aš nežinau, tu tenais žiauriai gero žodžiu, tai sakykit, kiek reikia drąsos. Mergina eina su vaikinu ir dar tas vaikinas apkabinės ją stipriai. Ir prieit, sustabdyti jos. Ir matysi, kai jisai nesijaudino. Jis viduje jam vyri viskas Edgarui, bet jisai nesijaudino. Neapsukt. Tai matot, ką daro tas aukštas pasitikėjimas savimi, kurį Edgaras pasiėmė per praktiką. Tai aš už šitą tau rašau jau ten vėl kokie 30%, tai tu visų jau renki 120%. Čia bus pats geriausias iš mano su laikų mokinio rezultatas, kurį buvo gavęs. 120% toliau. Kas tenais dar yra? Kas dar buvo po tos moters? Dar 2. Ai, dar 2 jo. Puikus buvo labai įsijungimas. Taip viskas tiko idealiai į tą situaciją. Įsijungi, paprikolinu, pašmaikštavo, tą blondinę visus stabdė, atsistojo priešais. Ir aišku, matyt, ar jau, žinai, nežinau, kokius priežastys tikslios buvo, bet iš esmės jinai sako, aš koncentruojuosi į tam tikrą dalyką, tau reikia biškį pasiaiškinti, koks tai dalykas, žinai. Ir tada surast laisvą valandą, kai jinai randa, jinai išsipasakotų, pajaustų, kad tu ją supratai, žinai, tada pasakytų kiek valandų laisvą turi, tada bandyti ant to siūlyti. Ir taip pat, aišku, galėjai priimti tebūnėtus draugės kontaktą vis geriau nei nieko, kur jinai siūlė, jo. Bet už tai, kad tu sustabdėjai tas dvi, įsijungiai vidurį, teisėjai pokalbį, sudominai jas, viena klausėsi, dar tau draugė siūlė, ką reiškia draugė siūlė, tai maždaug vis tik tai turi ir pasitikėti, žinai. Aišku, iš dalies tai veikia, kad maždaug aš pati gal nenoriu tave duoti draugą greičiau naisi, bet nesvarbu yra. Ir už tai rašau dar 20%. Geras užkalbinimas, sudominimas, tik neužbaigimų buvo, nes yra. Tai nuo 100 turi 40%. Tai ir kas dar buvo? Ką, Edgarai, sveikinu aš tave. Išlaikius pirmąjį etapą, šokių mokymus. Iš tikrųjų sveikinu, išlaikai labai aukštų procentų, tai yra rekordas 140%. Už ką vėlgi buvo video, žiūrėkit, išsiaiškinkit. Ir iš tikrųjų man pačiam buvo nelengva dirbti, yra 2 savaitės dirbom ir iš tikrųjų, bet rezultatas yra ir kaip pats pakomentuotum viską. Pirmas dalykas, tai važiuoti į kursus, daug geriau nei pirkti knygą ar DVD. Ja, tai viską trumpai. Pirmas dalykas, aš pasirinkau kursus aplamai dėl to, kad prieš gerus metus pamačiau apie tokį dalyką kaip pick-upą internete kažkur. Tiesiog kaip pakabint panagą, o geras, kaip kietai jie ten varo. Norėjau tiesiog pats, bet žiūrėjau, Lietuvoje nieko neradau tiesiog tuo metu.
Bet taip kažkaip ir praėjo, vis tiek pinigų kainuoja. Ir aš paskui eilinį kartą įsisvaigau į vėl eilinę kažkokią paną, kurį galvojau, kad labai gera, man ten visko, galvojau, geresnės nebus vėl, kaip ir kiekvieną kartą anksčiau. Ir tiesiog, blemau, ką daryti, kaip čia ją pakabinti, pradėjau labai tada intensyviai ieškoti internete vėl pick-upų visokių, radau ten kažkiek patarimų, bet internete. Bandžiau domėtis, kur Lietuvoje radau, žiūriu tenais Lietuvoje kažką, ten vieną tokį žmogų. Jau vos negalvojau, gal eit pas jį kursus ar kažką, tai visai ir paskui per tą kitą žmogų, tiesiog per video, YouTube pamačiau Airiną. Pamačiau jį, aš taip pradžiu galvoju, lemma įdomu, pažiūrėt, kas čia. Ir pamačiau, kad labai daug pas jį video, labai daug mokinių atsiliepimų ir mane tas užkabino vien tas, kad pasitikėjimą davė, kad jo produktai iš tikrųjų verti tuoką, nes daug mokinių, daug tavasme savo tiesiog iš savęs pasako, kaip jam pasikeitė gyvenimas ir panašiai. Aš dėl to nusprendžiu tiesiog, neatsimenu tuo metu, man atrodo, berods darbe buvau, tiesiog turėjau laisvą minutę, nuėjau iš kampo ten kažkur, paskambinu Airinui, bet iš tikrųjų skambinau dėl šokių, norėjau tiesiog šokius, nes galvoju, ten visų tų kitų etapų aš net nežinau, kad yra ir žinau, kad šokius reikia išmokti, noriu, nes kad mokėčiau ves moterį. Ir paskambinau, labai maloniai atsiliepė, priėmė, sakiau, gerai, davai, mes jau vos nesutarėm dėl šokių. Paskui aš pažiūrėjau, blemą, kaip šitų pinigų gauti. Tada netgi pas tavą tokį vieną paną buvau nuėjęs tenais ir vos nepasimatymą ir panašiai. Ir žiūriu, tenais, kažko trūko, jaučiau, kad viskas buvo gerai, bet kažko trūko. Ir aš galvoju, blemą, kažką reikia daryti. Ir skambinau kitą dieną Airinui, sakau, reikia viskas, ką turi, žinai. Sako, už tos pinigus, ką tuo metu turėjau laisvų, nedaug turėjau, tai buvo tik knygos. Sako, tai kiek turi bent kiek nors grinųjų? Sakau, turiu, sako. Tai sako, pasimk kokią knygą, žinai. Sakau, tai kiek jų turi? Sako, tai 4 turiu, o tai kiek kas kainuoja? Ką tu visas 4 imsi? Tai jo, davai, tai jisai dar man biškį nuolą padarė, aš visas 4. Kai ėmiau, tai ėmiau. Ir ką, perskaitys pirmą knygą, aš jau perskaičiau per 2 dienas suvalgiau. Pradėjau daryti viską praktikoje, pamačiau rezultatus. Ta prasme, tai buvo, kaip čia, mėgėjiška, nes tai, žinai, tik tai paskaitęs bandai, bet jau pradėjo eiti rezultatai. Vienas kitas užkalbinęs numeris, dar kažkas ir aš taip, blemą, tai veikia, reikia, žinai, pasidomėti daugiau. Tuomet pradėjau domėtis tais mokymais ir mane labai sudomino tie mokymai, būtent tie etapai ir aš Airinui sakau, kad noriu tuos etapus tiesiog pasimti, aišku, pinigai vis tiek dideli, kai jų turėjai visada finansinių problemų, nesusidėliodavai savo, kaip sakant, normaliai. Tai visą tą sunku, ta prasme, iškart imti kažką didelės išlaidas. Bet aš galvoju, jau geriau vietoj mašinos pasimti mokymus, nes tai duos daug didesnę naudą. Ir realiai taip ir buvo. Aš tiesiog, po kalėdų, man atrodo, 3 kalėdų diena buvo, tokia naktis buvo kažkokia keista. Ta prasme, tokia, buvo nieko, nejuda mano gyvenimas ten. Darbas, tas, anas, ten, kažkaip, ta prasme, visur gerai atrodo, bet moterų atžvilgių ten, santykių, stovi viskas, taip vietoje, realiai, labai sunkiai. Ir aš galvoju, blemą, reikia kažką daryti, reikia bent to šokius. Aš galvoju apie naujaką, kad bent per naujaką jau gerai sutik pašok kažką. Ir realiai paskambinu, sakau, davai, man reikia šokių mokymų. Ir sakau, planuoju užsiregistruoti tenais dėl tų etapų visų. Jo, gerai, sako, tai kada, žinai, sakau, ką, žinau, kad ir šiandien, žinai. Sako, tai kaip tik aš iš Jurbarko grįžtu, sako, galėsiu tai pro Kauną paimti. Davai, sakau, žinai. Tai paėmė, aišku, buvo streso pradžioj iš vis atvažiuoti, nes tokia išlaidos tarsi, nes žiauriai buvo toksai, tokioj nekokioj, jausmas nekoks buvo. Kai aš galiausiai nuvažiavau pas Airinę, jau pas jį namus, aišku, jisai, jau kai aš jį sutikau dar gatvės, visas įsišiepė, gera nuotaika, viską važiavam, viskas super, labai gerai pabendravom. Nuvažiavam pas jį ir sako, dabar einam į praktiką, mes į praktiką iš karto biškį pamokė, paaiškino, kaip ką. Padariau iš karto pirmą prieimą, man jis iš karto tą blogai darei, tą pataisyk, tą taip. Pradėjau eiti ir mes jau pirmą dieną, aš jau 2 panelės parsivežiau šokių pamokai, tai realiai per tą pirmą dieną gavosi, kad aš ne tik, kad pašokdinau, tas mes susipažinau gavau kelis numerius, dar netgi 2 tą patį, ten buvo vakaras jau vis dėlto. Mes tą patį vakarą jas parsivedėm ir dar jas pašokdinę, sakant, išleidom. Kitą dieną vėl buvo panašiai, ta prasme, aš dar geresnę paėmiau, ta prasme, sugebėjau sudominti ir gaut numerį viską. Ir parsivedėm. Tai tiesiog pamačiau, kad rezultatai, va taip, kai ant mėlio auga iš karto. Ir po kiekvieno Airino patarimo, po kiekvieno pasakymo, man tiesiog viskas. Aišku, čia būnant buvo man geriau vien dėl to, kad aš mačiau Airiną, mačiau, kaip jis gyvena, mes kartu realiai valgyti darėmės, kartu pirkom, kartu darėm. Ir gyvenom, ta prasme, tokį bendrą gyvenimą, ta prasme, tas
labai davė irgi pamatyti, kad jisai tai, ką jis daro, ką jis rašo knygose, tą jis ir gyvenime taiko. Buvo atvejis, kai jisai tiesiog vieną dieną pasivedė vieną paną, taip sakant, kitą dieną jau visai su kita ir, ta prasme, žiūri, blemo, kaip jam gerai einasi. Ir su kiekviena iš jų realiai, su viena buvo ten vieną kartą susitikęs, numerį gavo, pakvietė pasimatymą ir iš pasimatymą jau pats vedė namo ir jau, kaip sakant, iš karto ant reikalo. Tas pats buvo sekančią dieną ir aš tokiu, blema, jeigu tu sugebė, aš sugebėsiu. Jo, tai ta prasme, tas irgi motivavo keistis, daryti, aišku, buvo sunku, ypač kai vakar biškai nelabai pasiskėtas bandomasis egzaminas, nuėjau ten, ten paskui pamatys video, bet porą tokių buvo sunkių situacijų, kur papuoliau ir ant žvaigždės ir papuoliau ant tokių ten labai vyresnio amžiaus moters, kur ten labai viską kirto mum. Tai tiesiog ir vakar buvo iš jis tokia, atrodo, blemba, atrodo, daug moku, daug žinau ir man ten nepavyko, kiek surinkau, kiam gal. Kažkas. 35%. Va, 35% iš vis ten net neišlaikęs, realiai. Eik, tu saugau nesąmonė ir aš paskui tokio į būsinui buvau, šiandien atsikėliau, Arinas sako, davai, jau reikia ruoštis, paėjau, apsiprausiau į soliariumą, nuėjau atsipalaiduoti biškį dar, galiausiai nuėjau ir turėjau tikslą. Jeigu matysite video, tai pamatys, kad be ne 10 minučių ar daugiau, net 15 gal, nes egzaminas kiam 5? Kiam? 40. 40 minučių, aš 15 minučių nė vienos nekalbinau, aš tuo metu telefoną įsitraukęs ėjau ratais ir tiesiog tenais porą tokių ten smulkmenų dariau. Nu, kaip ruošiausi, bet iš tikrųjų, žinai, tiesiog skenavau visą tą, kas vyksta. Ir kai prasižiūrėjau, tiesiog priėmiau sprendimą, ką daryti, nuėjau prie pirmos pasiėmė numerį, nuėjau prie antros pasiėmė numerį. Kai gavau tos 2 numerius, supratau, kad savo darbą atlikau tą pagrindinį, tuomet dar žiūrėjau, ten buvo gal 15 kiek minučių, aš galvoju, reikia kažką rimčiau padaryti. Pamačiau, eina vaikinas su mergina, apkabinės tas vaikinas, o galvoju, čia dar tikrai niekad nedariau ir nieks taip nedaro, galvoju, reikia padaryti. Pribėgau, ta prasme paukštą, aišku, tas vaikinas galiausiai įsigando, nes pana mačiau, kad tikrai akis spindėjo, norėjo, bet vaikinas pabijojo, jis vis dėlto beta jam nepasisekė, tai pajautė per didelį dominavimą ir jis tiesiog pabėgo. Tuomet dar tenais buvo keli priimai. Tiesiog super, baigiau tos kursus, tiesa, dar 2 dienos prieš mes čia buvome į klubą, tai aš skaičiavau ar 15 ar daugiau, aš nežinau, panelių pašokdinau, ką tik dabar grįžau į susitikimą su viena iš jų, vienos numerį gavau, jinai pati kitą dieną mane parašė, aš jai net, ta prasme, iškart paskambinau, pakalbėjau, sakau, tai davai susitinkam kitą dieną. Tai va šiandien dabar prieš išvažiuojant iš Airiną dar susitikau su ja, dar paturėjau pasimatymą, pabendravom. Nėra jinai mano skonio, bet tai tiesiog, žinot, norėjau praktikos pažiūrėti kažkaip. Tai tiesiog rezultatais džiaugiuosi, nesigaliu nei 1 cento sumokėto. Puiku, ta prasme, dabar iš to, kuris visai nemokėjo šokdinti panų, visiškai vest, nes man visą gyvenimą tiek sesė, tiek tėvai, tiek net mano ilgametė draugė, su kuria draugau anksčiau. Visi man sakė, moteriai reikia vest, bet tai tik žodžiai, nieks neparodo, kaip tą daryti. Nieks neparodė pavyzdžio, kaip tai daryti ir aš tiesme dėka nesupratau, ką reiškia vest. Tai va, Airino dėka išmokė mane šokti, aš dabar laisvai galiu įšokti. Aišku, dabar reikia tik praktikos daugiau, kad tiesiog tie visi judesiai būtų, kaip sakant, tokie čiki-piki. O dėl ir to pirmo etapo irgi, kaip Airinas galės pakomentuoti, bet viskas super. Žodžiu, tu išmokai šokti ir išmokai užkalbinti, gauti telefonų numerį, sudominti, netgi sugebėdavai parsivesti jau į namus po užkalbinimo moteris. Jau. Tai kodėl jau yra 140% išlaikymas, tai mato kažkokius rezultatus ir yra rašoma. Tai sveikinu tave ir didžiausios tau. Sėkmės. Ačiū. Ir tau sėkmės. Iki.